Laidos partneris – atminties kortelių lyderis pasaulyje SanDisk, 1 kvadratinio metro sporto klubas visai šeimai, famgym.lt. Sveiki, šiandien toliau pakalbėsime apie skaitmeninio fotoaparato funkcijas, bet prieš tai norėčiau pakalbėti apie du labai svarbius dalykus. Du teiginiai – diafragma ir užrakto greitis. Diafragma ir užrakto greitis – tai yra visos fotografijos pagrindas. Kas tai yra diafragma? Paprastai žodžiai, diafragma yra skylė. Skylė, per kurią patenka šviesa į jūsų fotoaparatą. Kuo skylė didesnė, to šviesos pateks daugiau. Žinoma, kuo mažesnė, to pateks mažiau. Nenorėčiau suvarginti įvairiausiamis teorijomis. Tiesiog noriu pasakyti tai, kad diafragma tiesiog yra atsakinga už objekto ryškumą nuotraukose. Jeigu jūs norite, kad jūsų pirminis planas būtų ryškus, o antrinis išsiliejęs, naudokite kiek įmanoma didesnę skylę. Nustatę f2,8, f2, f1,8 ir taip toliau. O jeigu norite, kad jūsų pirminis ir antrinis planas būtų vienodo ryškumo, nustatykite privertą skylę. Pavyzdžiui, f11, f16, f22 ir panašiai. Kas tai yra užrakto greitis? Užrakto greitis paprastai žodžiais tai yra užuolaidėlės, kurios užsidaro ir atsidaro per tam tikrą nustatytą laiką. Šviesa patenka į fotoaparatą tol, kol užuolaidėlės yra atvertos. Kuo yra tamsiau, to užuolaidėlės atvertos ilgiau. Kuo yra šviesiau, to užuolaidėlės bus atvertos trumpiau. Jeigu užrakto greitis yra greitas, pavyzdžiui, 1/500 sekundės, 1/800 sekundės ar daugiau, jūs kadre sustabdysite bet kokį judantį objektą. Ir atvirkščiai, jeigu nustatysite lėtą užrakto greitį, 1 sekundė, 2 sekundės, 3 sekundės, bet koks judantis objektas išsilies kadre. Taip pat ilgas išlaikymas jums padės nufotografuoti vaizdą, kada fotografuojamoje vietoje yra nepakankamai šviesos. Tik tuomet nepamirškite naudoti trikoją arba pastatykite fotoaparatą stabilioje vietoje. Jei vis dar galvojate, kad vienu metu nesugebėsite nustatyti tinkamos diafragmos ir užrakto greičio, naudodamiesi M režimu, kuris kaip tik ir leidžia viską patiems pasirinkti, naudokite diafragmos pirmumo režimą, kuris žymimas AV arba A raidele. Naudodamiesi šiuo režimu, jūs galėsite nustatyti bet kokią jums reikalingą diafragmą, o fotoaparatas automatiškai už jūs nustatys tinkamą užrakto greitį. Pavyzdžiui, jūs norite, kad fonas būtų išsiliejęs, o pirminis planas būtų ryškus, tuomet nustatykite diafragmą f2,8 ir fotografuokite. O galbūt atvirkščiai, jūs norite, kad kadre objektas būtų sustingęs, bet nežinot, kokią diafragmą nustatyti. Tuomet pasirinkite užrakto pirmumo režimą, žymimą TV arba kitose fotoaparatuose S raide. Nustatykite jums reikalingą greitį ir fotografuokite. Fotoaparatas pats nustatys tinkamą diafragmą. Kaip esu minėjęs, nebijokite eksperimentuoti, pajauskite atradimo malonumą. Sėkmės, susitiksime kitoje laidoje.